Tenerifė, Los Gigantės, va taip šiandien atrodo mūsų smertininkų baseinas. Vadinam jį mirties baseinu, bangas vadiname bangomis žudikėmis. Kodėl? Todėl, kad daug aukų čia įvyksta, čia turbūt pati pavojingiausia Tenerifės vieta. Daugiausia čia žūsta žmonių ir žūsta ne tie, kurie ieško mirties, kurie ieško adrenalino, kurie nesisaugo, kurie lenda patys į rizikas. Ne, čia žūsta žmonės, kurie tiesiog ateina ramiai praleisti laiko ir nelaimė juos ištinka dėl nesusigaudimo, dėl nežinojimo, dėl tiesiog paprasto neatsargumo. Tai yra antras mano video, kurį filmuoju apie tą baseiną. Pagalvojau, kad ne viską aš pasakiau ir ne viską aš parodžiau praeitą kartą. Praeitą kartą trumpai pafilmavau baseiną su tokiom irgi nedidelėm bangelėm, kada jisai dalinai ramus, dalinai banguotas, o šį kartą aš esu beveik tikra, kad pastovėsiu kažkiek, pastoviniuosiu, kaip tik turiu laiko, ėjau pro šalį, pamačiau, kad prasideda potvynis ir galvoju, turiu laiko, pastoviniuosiu, kad ir pusvalandį stoviniuosiu, bet aš vis tiek nufilmuosiu visą tą bangų dinamiką. Kaip jisai būna ramus, kaip pradeda kilti bangelės, kaip jisai pasipuošia tom bangelių putelėm romantiškai, tiesiog kviečia ateiti pasimaudyti. Ir kaip viskas pavirsta į tą žudimo scenarijų. Dabar matom įlankėliai, jau pradeda ristis tokios didesnės bangos, ar ne? Jau visai lankėlė balta, jau banga eina už bangos, ties baseinėliu dar kaip ir ramu. Tačiau tikrai šiandien yra ta diena, šiandien yra nelaimių diena. Niekas nelenda į tą baseiną, kada bangos ritasi per jį, kada stačiai bangos per jį ritasi, kunkuliuoja jisai. Niekas tada nelenda, visiems tada būna aišku, kad nereikia lysti. O kada taip viena kita bangelė jį krenta, tai visiems atrodo labai gražu, labai romantiška, labai faina. Net ant krašto žmonės atsisėda, ant molo ateina pasivaikščiot, pasifotografuoti, pasifilmuoti. Dabar žmonių nėra, ačiū Dievui, labai mėgstu tokį laiką, kada nėra žmonių, tai nesinori tenai bėgti ir gelbėti kažko, matom miestelis labai gražus, uolos, vaizdas, tiesiog labai labai graži, labai romantiška vieta. Ir baseinėlis, jis atrodo labai nekaltai, bet turėkim kantrybės, tiesiog pastovėkit su manim ir pasižiūrėkit, aš filmuosiu dabar visą laiką, filmuosiu, ir lauksiu, kas vyks ir kaip viskas bus. Tiesiog prisitraukiu šiek tiek arčiau, dar čia nieko kaip ir tokio nevyksta, ar ne? Matom, įlankėlė eina bangos, apie baseiną eina bangos, bet pats baseinas atrodo ramus ramutis. Tačiau patikėkit, čia yra minučių reikalas. Kai įlipam į vandenį, tai tos minutės skaičiuojasi labai greitai, nes vanduo yra šiltas, maudytis yra smagu, yra malonu. Ir tos minutės praeina labai greitai, o per 10, 15, 20 minučių tikrai ateis stiprus bangų setas ir užlies tą visą baseiną. Ir užlies tą visą baseiną ir tada vanduo pradės eiti per kraštus ir tai bus lygiai ta situacija, kuri išneša žmonės iš to baseino ir kuri sukelia nelaimę, kuri sukelia mirtis ir dėl kurios čia visą laiką skraido tie malūnsparniai. Ir vyksta gelbėjimo operacijos. Dabar, kol laukiu, yra laiko, tai panaudosiu tą laiką, matot kokios bangos. Jau atrodo įlankėlė buvo nurimusi ir vėl ateina didžiulė banga. Tai tos bangos labai greitai jos pradės eiti ties jau ir ties baseino ateina stipresnė bangelė. Beveik tikra esu, kad šiandien mes pamatysim pilną vaizdą. Jau iki pusės baseino, matot, ateina bangelė. Kaip ir dar viskas nekalta, bet per kraštus jau vanduo daug energingiau, daug stipriau eina vanduo. Ir įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu čia plaukiotų dabar vaikutis su pripučiamu ratu, tai jam iš to baseino iškristi jau yra, labai labai paprasta, labai lengva. Bet neburkim čia, nekurkim stiprių scenarijų. Šiandien žmonių nėra. Manau, kad baseinas yra uždarytas. Tai dabar pasinaudosiu progą, ko laukiam ir papasakosiu, ką reikėtų daryti, jeigu vis dėlto įliptumėt į baseiną. Tiesiog labai gražu, ar ne? Labai gražu, bet jau darosi ir pavojinga. Matot, kaip
Matot, kaip verčiasi vanduo jau visą baseiną praktiškai lieja bangos. Bet čia dar nėra ta situacija, kada suaugusius stiprius žmonės išneša iš baseino. Dar tas vanduo bėga per kraštus, bet dar jo tiek nėra. Bet manau, kad šiandien sulauksim. Tai va, ką reikėtų daryti, kada išneša iš to baseino? Aišku, visų pirma, reikia mokėti neskęsti. Minimaliai reikia mokėti laikytis ant vandens paviršiaus, kad galėtumėt visą tą strategiją, kurią dabar papasakosiu, įvykdyti. O strategija yra labai paprasta. Instinktas kviečia mus plaukti į krantą ir jokių būdų to nereikia daryti. Jokių būdų nesikabinti už uolų, nebandyti išlipti, nebandyti kažkur tai va čia artimoje aplinkoje atplaukti į krantą, nes visur yra lava, jinai yra aštri, visur yra uolos ir visur yra bangų muša. Čia tas baltas vanduo visur aplinkui, jisai rodo, kad čia yra labai stipri bangų muša, o čia vis dėlto yra Atlanto vandenynas, čia ne Baltijos jūra. Ir bangų muša yra tokia, kad iki kelių įbridęs į vandenyną neišstovi, kada eina stipriai bangos. Jau nekalbu apie gilesnį įbridimą, o čia vandens yra daugiau negu iki kelių. Ir va čia visa šita skalbimo mašina, kaip matom, jinai į tas uolas išvolioja labai greitai, žmonės praranda sąmonę, prigeria ir, užprogramuota nelaimė. Tai reikia plaukti tolyn, reikia atsidurti už bangų mušos, ne taip toli, kaip tas kateriukas, va čia dabar plaukia, kur matom, balta juostelė, tačiau reikia atsidurti už bangų mušos. Ir tenai jau šaukti, mojuoti, kviestis pagalbą, žmonės pamatys, iškvies malūnsparnį ir malūnsparnis labai profesionaliai dirba gelbėtojai, nusileis gelbėtojas, užtvirtins su diržais ir malūnsparnis įtrauks į savo vidų ir išneš į saugią aplinką. Tai vienintelis išsigelbėjimas toksai stabilus, tvirtas yra plaukti tolyn nuo uolų už bangų mušos, reiškia gilyn tolyn į vandenyną, nesvarbu, kad baimė patarė kitaip. Tas pats galioja ne tik tai tame baseinėlėje, tas pats galioja, jeigu patenkate į bangas bet kur nuo kranto, neatsargiai priejus per arti gali nunešti, nuplauti banga. Ir tada galioja ta pati taisyklė. Nereikia ropštis į krantą, nereikia visom išgalėm bandyti išsiropšti. Reikia atitolti nuo uolų ir šauktis pagalbą. Aišku, jeigu tai yra pliažiukai, jeigu tai yra vietos, kur yra tik tai smėlis, kur nėra uolos, tai tiesiog reikia plaukti į tą vietą ir per tenai išlipti. O jeigu yra tokia visa uoluota pakrantė, akmenuota pakrantė, tai reikia prie jos nesiartinti ir nepatekti į šitas besiritančias bangas putojančias, nes jos yra tikrai žudikės. Tai va, o mūsų baseinėlis, kol kas jisai nieko mum per daug nerodo, jisai vis stovi ramiai. Kiek čia minučių praėjo, jau beveik 10 minučių aš čia stoviu, 8 minutės, virš 8 minučių, bet jau po truputį tos bangos vis viena kita ir iššoka į tą baseiną. Dar sakyčiau, nėra tokios, kur labai greitai galėtų vykti nelaimė, bet matot, kaip vanduo liejasi per kraštus. Va čia tas didelis kiekis vandens, kada įkrenta į tą baseiną, va čia ir yra tas didysis pavojus. Bet kol kas jisai dar viskas vyksta su saiku, ar ne? Dar nėra tiek to vandens, kad išneštų iš baseino. Dar vis sakytumėm, kad pakankamai galima romantiškai įsimaudyti. Pasinaudosiu progą, kol laukiam, jeigu jau pažiūrėjot iki šitos vietos, tai turbūt jums irgi šitas turinys yra aktualus, norite būti patys saugus, norit savo artimuosius apsaugot, tai paspauskit, prašau, prenumeratą. Bus tokia didesnė motyvacija dalintis tokiu turiniu ir apskritai turiu ketinimą dalintis šitam kanale naudingu visiems turiniu. Ką ten turim? Atsirado drąsus kiškis, ant molo stovi pilietis. Geresnės iliustracijos būti negali. Va, vienas fotografuoja, kitas vaikšto ant molo. Trūksta žodžių. Labai tikėjausi, kad baseinas uždarytas, tačiau pasirodo ne. Ten žmonių būrelis eina.
Nu, per gera čia iliustracija mums dabar, nes čia bet kuriuo momentu gali ateiti dabar didelės bangos. Ir va drąsus kiškis vaikšto molu. Aišku, geriau negu kad plaukiotų baseine. Vienas filmuoja, kitas vaikšto molu. Dievulėliau. Nu, net nenoriu matyti, kas čia gali įvykti. Va, į baseiną pradeda eit vanduo. O ant molo drąsus kiškis, va, ateina banga. Viena banga, prašom, kiškis į kojas. Kiški, bėk, kol gali. Vaja. Nu, va taip, va čia vyksta, va, prašom, žiūrėkit, kas vyksta baseine. Ir va dabar bus viena banga paskui kitą. Va. Nelabai ir komentarų bereikia. Vanduo per kraštus, banga paskui banga. Va dabar ateina setas bangų. Turėtumėm pamatyti visą tą ir grožį, ir pavojų. Nu ne, atrodo dar ne šitas kartas. Kiškis, ačiū Dievui, pabėgo. Nebesivaikšto molu. Praėjo noras, bet čia dar buvo ne šitas kartas. Dar čia ne tas setas bangų. Gerai, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Tai va, bet manau, kad neužtruksim, potvynis eina. Dar turėkim truputį kantrybės, aš jos turiu. Tikrai šiandien esu užsispyrus parodyti, kaip viskas vyksta. Nes tikrai niekas nelenda į tą baseiną tada, kada bangos lipa per galvą ir net nesimato, kad to baseino čia būta. Va dabar jau Įlankėlė stipriai banguoja ir manau, neužilgo prasidės viskas baseine. Tai va tos uolos, kurios yra už baseino. Vat matom baseinas ir už baseino yra uolos. Tai jos irgi yra nesaugios. Kada ateina stipriai vanduo, tai plauna viską ir nuo tų uolų ir čia nuo visur. Va, matot, ateina bangelė, po bangelės, nu, manau, kad čia nereikės, žinokit, labai ilgai laukti. Va čia jau kunkuliuoja ir čia prasideda, ir va čia va prasideda. Va, žiūrėkim, kas vyksta. Viena paskui kitą dabar pradės eiti. Viena, va, štai jos. Štai bango žudikės. Va, štai, prašau. Visas baseinas po vandeniu. Ir didžiulis vandens kiekis eina ir viena banga nenustoja, dar nenurimsta ir iš karto pilasi kita banga ir čia nebeįmanoma susigaudyti, čia nebeįmanoma įsilaikyti. Matot, kas darosi? Va, sulaukiam. Štai ta vieta, štai tas momentas, kada baseinas pavirsta mirtina vieta. Net oda nušiurpo visa. Kažkaip niekada nestovėjau ir nelaukiau va to bangų seto. Taip eini, pamatai, kas vyksta. Dažniausia pamatai, va, kada jau vyksta, bet va, taip, kad pastovėt ant krantelio, tai kiek aš čia pastovėjau? 13-14 minučių. Tai va, 13-14 minučių. Pabuvom ant krantelio ir pamatėm visas fazes. Pamatėm, kaip jisai ramutis, pamatėm, kaip jisai romantiškas. Pamatėm, kaip be jokio pavojaus atrodo galima jį lipti ir pasimaudyti. Ir vat pamatėm, kas pasidaro. Ir kada bangos yra didžiulės, kada visur bangos yra didžiulės, tai čia nėra pavojaus. Čia prasideda pavojus tada, kada vat yra toks neapibrėžtas momentas, kada jisai atrodo ramus, tylus, romantiškas, ir nei iš jo, nei iš to jisai užkunkuliuoja. Ir vat praėjo setas bangų, viskas nurimo ir vėl baseinėlis kviečia maudytis. Vėl jisai va stovi ramutis, putelės tik tai matosi ir vėl lipkite į mane ir maudykitės. Ir vėl laikė 10 minučių, 15 minučių, vėl ateis bango žudikės, vėl ateis setas bangų,
kuris gali iš karto pakeisti visą situaciją. Tai vat primenu, jeigu atsitiko nelaimė jum ar jūsų draugam ar kažkam, tai plaukit tolyn už bangų mūšos, nesiropškit į krantą, rodykit žmonėm, kad plauktų tolyn už bangų mūšos. Nešokit, nelyskit, nebandykit tiesti rankų, nebandykit laikytis už uolos ir tenai tiesti kažkur tai rankų, visi atsidursite ten. Visi atsidursit šitoj pekloj. Rodykit žmonėm, kad plauktų tolyn ir kvieskit malūnsparnį.